ruošiate šventėms? Ar jau perkate dovanas ar pasilikote? Nu taip, būtinai reikia ruoštis. Taigi, kalėdus tai, kada jau tai dienos jau reiškia, diena baigėsi trumpais, pradeda vietą, tai yra tikras stebuklas. O dovanų pirkimą planuojate anksčiau ar kaip gaunasi? Nu kągi, atvažiuoja anūkai, vienim kitiem, taigi visiems reikia, kaip jie. Nors jie jau pradeda suvokti, kad seneliai dovanoja, kadangi jau jie nemaži. O jeigu nepaslaptis, kiek vidutiniškai išleidžiate pinigų dovanoms? Dovanom visai būna, kadangi aš esu pensininkas, žmona tada dirba. Šįmet daug, kadangi atvažiuoja dukra, apie 3000 įleisiu. Dovanos? Ne, nepirku. Aš niekada niekam nedovanoju. O kodėl? O taip, esu nusistatęs. Niekada nedovanoju. Ir nei vienais metais, nei vienos? Ne vienos metais, niekada gyvenime, nei gėlių, nei kokių dovanų. O kaip jums šventės būdavo? Kai viens, man labai patinka. Ar laukite visų kalėdų ir naujųjų metų? Visada. Pas mane visada naujus metus. Visada kalėdos. Aš pensininkas, tai pas mane visada. O kaip paminėsite šventę šiais metais? Kaip namuose. O ruošiate šventę? Perkate dovanas? Dar ne. Kada ruošiatės pirkti? Nežinau, aš išskrendu į užsienį, tai dar nieko nežinau. O kalėdas ir visas šventės švęsite ten? Jo, pas tėvus užsienį. O šiaip prastai dovanas planuojate pirkti anksčiau ar perkate paskutinę minutę? Paskutinę minutę. Kodėl? Nežinau. Jeigu nepaslaptis, kiek vidutiniškai išleidžiate dovanom? Net neišvaizduoju. Visai būna. Net nežinau. O kam dažniausiai dovanojate? Ar artimiesiems tiktais, ar visiems draugams? Artimiesiems? Draugams. O draugai? Ne visada. Nu, gal žinokit, dar šiek tiek anksti. O kaip? Va, nes man iš vaikystės kalėdos, kai būdavo tėtis parneša eglę ir puošiam maždaug kažkur taip 21, 22, tai man dabar tas anksti, kai tik tai iš karto po vėlinių visos vitrinos vos ne žaisliukais ir eglutėm, tai man kažkaip tai to šventės pasidaro, nu, tokios kaip ir eilinės. Man atrodo, kad per anksti viskas yra daroma. O dovanų pirkimą planuojate iš anksčiau ar perkate paskutinę minutę? Ne, aš dovanas maždaug suplanuoju iš anksčiau ir tada, kai yra laiko, tiesiog paskutinę minutę nemėgstu bėgioti. Jau kažką tai suplanuoju, kažką tai žinai, ko jau norės, tai gali ten ir rudenį kažką tai nusipirkti ir viskas. O paskutinę dieną tai norisi kažkaip tai namuose pabūti. O šiaip sekate kokias nors kalėdinės akcijas? Ne. Aš iš vis akcijom nesidomiu, stengiuosi nesidomėti, nes dažniausiai būna ta pati prekė užkelta kaina, o per akciją jinai kainuoja tiek pat, kiek realiai kainuoja. Čia mano toks įsitikinimas yra. Jeigu nepaslaptis, kiek vidutiniškai išleidžiate dovanoms pinigų? Nu, žiūrint į kokius svečius pas ką eini, o šiaip tai maždaug apie 100 litų. Dar ne kol kas, žinokit, dar man kažkaip anksti. O kodėl? Nes mažai laiko kol kas, laukiu, kol laisvesnių dienų daugiau atsiras. O šiaip dažniausiai dovanas planuojate anksčiau ar pasiliekate paskutinį minutę? Na, anksčiau šiaip, vis tiek, nes reikia ne vieną dovaną nupirkti, o kelias šeimai ir panašiai, sesiai ten, pavyzdžiui. Tai tarkim, reikia iš anksto pasiruošti, vis tiek paskutinę minutę neatidėlios. Ar laukite kažkokių kalėdinių akcijų, ar perkate? Be abejo, aišku, laukiam. Ar jas nuosekliai sekate? Ne, nuosekliai gal ne, šiaip gal netyčia kažkur, kai pamatai, kad ta prekė būtų gal visai ir nieko dovana, tai va ir pasižiūri tokius dalykus. O jeigu nepaslaptis, kiek vidutiniškai išleidžiate pinigų dovanoms? Na, apie 200 litų gal. Čia bent jau šeimos tarpe, va taip. Aš visą laiką turiu kalėdinių dovanų. Tai ruošiatės iš anksti, taip? Nesiruošiu iš anksti, nežinau, kad visą laiką, kad turėsiu ir turiu ir turėsiu, reiškia. Mano visos dovanos vynas. Ir vynas visą laiką turi būti namuose ir visą laiką kiekvieną progą vis tinkamas. Ir kalėdom vynas ypatingai tinkamas. Toks, koks kalėdom tinkantis vynas yra. Tai visada dovanojate vyną? Visada dovanoju vyną. Ir visada būna žmonės patenkinti, todėl kad jiem retokai kas dovanoja. Nu tai pilna visokių dovanų dabar daug, o vynas visą laiką įvairus. Tai jeigu nepaslaptis, galbūt kiek išleidžiate šitai ypatingai dovanai pinigų?
Ne, čia ne brangviniai. Kalėdom nėra reikalo stengtis padovanoti tai, kas būtų labai įspūdinga visiškai. Yra paprasti vynai, kurių kaina turi svyruoti maždaug apie 40 litrų. 40, 30, 60 šitam tarpe. Ir niekada neapsiriksi, todėl kad tai bus ir geras, ir pakankamai neprašmatnus. Kalėdom vynai nėra prašmatnus. Tegul kitom progom prašmatnius geria. Kalėdom turi būti geras vynas.